skamba crazy. Biškai intimidating, nemeluosiu. Aš labai tikiuosi, kad jis juoka. O, tėvai, tu man aš... Rizas. Tikiuosi, tėvai nieko nesakys. Du žmonės, nematydami vienas kito, naudodamėsi tik telefonus, nuspręs ar nori susitikti. Ar jie susitiks? Sužinosime netrukus. Labas, šiandien aš esu filmavimuose. Šiandien šiaip nežinau, ko laukti, labai norėčiau, kad gyvenimas mano apsisuktų aukštyn kojom. Vienas vaikinas, dvi merginos. Deimantas turės nuspręsti, su kuria mergina norės nueiti į pasimatymą. Esu Marija, esu iš Vilniaus, man yra 17 metų. Mane kažkaip išmokė, kad nepriklausyt nuo vyrų, tai nėra žemų standartų pas mane. Tai esu Ula, man 17 ir esu iš Vilniaus. Nežinau, meilė man kažkaip gali būti labai gerai, bet tuo pačiu gali būti ir labai blogai. Gali linksmiau kažką susirasti, nežinau. Dabar pirmame etape Deimantas SMS pagalba susipažinti su merginomis. Šį kartą pradėsiu gal pirmas, paimsiu iniciatyvą į savo rankas. Ok, labas. Kaip netikėtai. Man patinka jos atsakymas. Jis parašė, kuku, gamba simpatiška. Įdomu, kuo užsiima gyvenime žmogus. Toks deep. Mėgstu šokti. Nežinau, kuo aš užsiemu. Deimantas paklausė, kuo aš užsiemu gyvenime. Domisi politika. Oh my god, I can't. Ok. Ar egzaminai tau kelia stresą? Oh my god. Man egzaminai pagalvojus, tie tokie jau žiauriai rimti kitais metais, mano gyvenimas tikrai nesubirėtų. Nes yra daug vietų, kur aš galiu būti su savimi ir daryti tai, kas man patinka. Tarpinių labiau bijau, nes tik antrus metus jos daro, tai kažkaip nelabai saugiai jaučiuosi. O apie ką tu esi? What? Ai, koks tu žmogus. Bet pas mane viskas turi būti pagal planą. Aš, pavyzdžiui, dienotvarkę turiu ir aš jos laikausi. Aš bijau, kad mane apibūdina kaip Mortą iš Madagaskaro. Ypač tą evil tokį, kai tas... Šiaip įdomus apibūdinamas. Kokie žmonės tau patinka? Man patinka labiau tokie, kur prie visko prisitaiko, ar labiau pajaučiantis. Arba 100% energy, arba balta siena. Šitas pokalbis šiam momentui man yra labai smalsus. Nėra taip, kad wow, nustebino ir ten mirštų noriu susipažinti, bet įdomu būtų tiesiog paklausinėti ir daugiau, kaip sužinoti apie žmogų, nes nenoriu taip, kaip sakant, greit nuteist. Dabar Deimantas susirašo su antrąja mergina. Dabar vėl paimsiu iniciatyvą į savo rankas, nekeisiu savo tradicijų ir parašysiu pirmas. Pradėjau nuo hei. Paklausė, ką tu. Šitam čate aš pradėsiu klausti kažkokių biškį intimesnių klausimų. Ne, aš atrašiau, kad sėdžiu ir paklausiau, kur uždarė jį. Muzikos kambarį parašysiu. Mėgstu muzikuoti. Kokias dainas dainuoja, kaip būna viena. Jessica Shy. Parašė, kad mėgsta Jessica Shy. Ok. Aš labai tikiuosi, kad jis juoka. Oh, just kidding. Gerai, vis tik tais gal aš noriu pereiti prie ne apie muziką kalbėti, nors irgi įdomu. Paklausė, kokia pirmo bučinio istorija. Taip staigiai pereisiu, bet man realiai įdomu. Pasakiau, kad per 15 gimtadienį vyko. Aha, ok, įdomiai. Super anksti ir tikiuosi, tėvai nieko nesakys. Šiaip aš pati labai gerai nepamenu, atsimenu, kad buvo per gimtadienį. Tipo, aš prieš tai sakiau, kad negražu klaust, bet aš dabar nusižengsiu pats savo ir aš paklausiu, o tai kiek tau? Parašė 17 ir parašė miau. Deimantas 16 metų ir klauso Jessica Shy. Miau toks skambėjo, žinai, toks tipo rizas, kažkas tokios. Skamba, puikiai. Realiai įdomiai. Šiaip visai geras, nežinau, toks labai neutraliai kol kas. Aš matau, kad aš čia daugiau klausiau negu jinai. Galbūt reiškia, kad jinai labiau tylesnė. O dabar merginos rodo iniciatyvą. Užduoda klausimus ir Deimantas turi atsakyti per voices. Kokia buvo tavo keisčiausia meilės patirtis? O dievai, aš taip nemėgstu kalbėti apie praeitį, bet aš matau, kad jinai tempia mane į praeitį. Aš būsiu netmenas ir nusileisiu. Mes buvom relationship'e su pana 1,5 metų. Ta pana visus tuos 1,5 metų turėjo antrą flangą. Jinai buvo relationship'e su manim ir su dar kažkuo. Taip, jinai realiai nesugebėjo pasirinkti vieno žmogaus, dėl to jinai buvo santykiuose su dviem. Žiauriai buvo pikta ir liūdna, kai sužinojau, žinai, bet ką aš žinau, susitaikiau ir tiek realiai. Ne toks balsas, koks tikėjausi. Ne Jessica Shy, klausytojo. Ar nemanai, kad per greitas prisirišimas prie žmonių gali sukelti problemų? Kaip tu su tuo tvarkaisi? Šitas klausimas, kurį man uždavė, yra mano didžiausia gyvenimo problema, su kuria aš dabar labai dirbu. Tai yra mano problema, kai aš, žinai, prisirišu prie žmonių ir labai sunku, kai pasako, kad, ne. Seniai, žinok, netinkit man, tai tada aš toks suprantu, kad, aš prisirišau prie žmogaus, nes man patiko, pabūdus
su tuo blogu jausmu, po kažkiek laiko suprantu, kad tu nieko nepakeisi ir vykti toliau. Tai, man atrodo, taip. Visiškai kitoks balsas negu tikėjausi, nes nėra toks įtemptas. Dažniausiai žmonės, kurie domisi politika, taip kaip sakant, raunasi ant žmonių su aukštais standartais. Jie turi tą tokį specifinį kaip ar toną ar užsispyrimą. America is a nation that can be defined in a single word. I was the Tai kurį iš jūsų vieną pasirinko ar nepasirinko nei vieną? Aš praleidau šitą, man rodos, vietą. Aš su juos atkyriau, nes aš tikrai noriu būti su žmogum, kuris mane realiai paliko ir tiesiog, kuris sužlugdė mano pasitikėjimą juo. Aš ją mečiau tiesiog. I dump your ass. Tarpės, kaip su manim elgėsi žmogus, taip aš su juo pasielgiu. Ką tu turi omeny, kai prašo nuolat kažko nupirkti? Ar kokie yra tau tie aukšti standartai? Jinai yra į tų merginų pusę, kur nori, kad tau kažką pirktų, ne, bakūrės, tai aš pabandysiu gražiai atsakyti. Žodžiu, aš manau, kad santykiuose žmonės turi būti lygiaverčiai. Yra ta įsisenėjusi mada, kad vyras, jis yra lyderis ir jis turi daugiau, nešti visą tą santykių naštą ant savęs. Too powerful. The world wasn't ready. Now they'll have to be in the presence of the alpha male. Taip, aišku, dovanas labai svarbu ir tas dėmesys žiauriai fainas. Aš manau, kad svarbiausias dalykas santykiuose yra dėmesys ir laikas kartu. O tai jūs daugiau nebebendravo, nesusitiko daugiau gyvenime niekada? Tai aš tau sakau, ne, nes tas žmogus užlugdė mano pasitikėjimą juo. Ir tiesiog, koks pointas man su juo susitikinėt. Klausimas tau, kaip tu matai idealius santykius? Kas tau yra idealūs santykiai, kur tu jaustumės gerai? Jep, festas. Kaip idealūs santykiai būtų, tokie kaip būtinai prisirišę, nes dabartiniam amžiui labai keista, kai priklausomi vienas nuo kito žinučių, tenai neatrašo, nežinau, valandą ar kažką ir ten čytina ar kažkas tokio. Bet realistiškai, kaip daugiau FaceTime reikėtų, daugiau kaip quality time kartu, ar kažką nuveikti, ar tarkim pakeliauti bet kur. Nes tokia kaip gaunasi priklausomybė nuo žmogaus, o ne kaip meilė ir santykiai. Patingas atsakymas, nes mes sueinam šitą požiūrį. Aš matau, kad jinai irgi mąsto panašiai kaip aš. Materialinis santykis jai nėra įdomus, jai įdomus tas quality time. Nice, mane tas džiugina. Kažkaip man tai patinka, kai žmogus atsako normaliai. Biški intimidating, nemeluosiu, bet nesupratau, nes ar slow typeris, ar tiesiog galvoja, ką pasakyti. Toks biški femboy balsas, toks ramus ir kaip tonacija, nelabai tokia intimiduojanti. Įsivaizdavau pradžiai tokį spalvotą, kuris labai pakvaišęs dėl Jessica Shy. 7. Tinkamiausias žodis šitam būtų duris niekur. Kažkas panašaus į 10 dalykų. Kažkas yra 10 things I hate about you. 6. Vertinu 8. Tarkim, Ghostbusters ar kažkas. Kaip su Ouija board ten ieško atsakymų ir ten duoda kažkokį labai nekonkretų atsakymą. Filmo pavadinimas, ne? Kažką aš sieju su kelionėm. Kelionė, bet nežinau kur. Su kuria mergina norėtum susitikti? O, tėvai, man aš taip prigalvojau. Čia aš dabar turiu atsakyti. Galiu peržiūrėti čia tą ryšį. Tai mano verdiktas, aš renkuosi pirmą merginą. Man pirma mergina pasirodė žymiai atviresnė, lyginant su antra, ne gal ne žymiai, bet turiu omeny, kad tikrai yra tas skirtumas, ne? Jeigu manęs paklausiu, aš pasakyčiau, apie ką mes kalbame. Su antra aš nežinau, aš nesupratau, apie ką mes kalbame. Dabar jūs turite vienas kitą nupiešti. Ką jūs gero? This my bae. Labas. Labas. Aš Deimantas. Marija. Malonu. Gerai. Labai awkward. Aš stengiausi nežvengti, aš taip stengiausi nežvengti. Kaip seka? Gerai. Gerai? Jo. Galvoju, bus įdomu. Žinai, žinau į kambarį ir aš galvoju, čia bus įdomu. Nepiešiau, nes labai bijojau suklysti spalvą. Bet šiaip, savo vaizduotę aš nesuklydau, nes aš tave įsivaizdavau blondinę, tu esi blondinė. Šok. Aš bandžiau ją žiūrėti visą laiką. Jinai pažiūrėjo į mane ganėtinai retai, pasakyti švelniai. Mane tu gavaisi va tokia. Bet šiaip labai cringe. Va tokį žodžią. Tai aš. Negaliu sakyti, kad neatspėjau. Ar kada nors išsiskyrėte žinute per socialinius tinklus? Buvau tiesiog skaterė
ir skateparke su kažkokiu tai bičiuku surišau po vienos dienos ir per jo gimtadienį išsiskyriau su juo per snapą. Čia taip bet buvo. Turėjau vieną kartą, mes buvom plote, viena man mergina labai patiko. Ir man pasirodė, kad man irgi patinka, galvoju, blemba, kodėl nepabandžiu. Po mėnesio aš supratau, kad ne, visiškai ne man. Po to prašiau, kad sorry, bet nieko nesigaus. Keistai, nes ar ten mėnesį deitino ar ką, ir tokį dalyką pasakyti per žinutės, toks second hand embarrassment biški, bet... Ar svarbu santykiuose viską daryti kartu? Ok, man šiaip įdomu tavo nuomonė. Kai esi santykiuose, tu esi su kitu žmogumi, o ne kaip su savo kopija. Tai nemanau, kad viską reikėtų daryti kaip kartu. Vis tiek turėtų būti atskirų dalykų, bet jeigu nori pagalbos ar ten karts nuo karto, tai aišku, Jinai nori turėti santykius ir atskirą savo gyvenimą. Tam tikrais momentais man atrodo, kad, vis tiek jūs esate pora. Aš šiaip dievinu, kaip pas mus nesutampa nuomonės, kur, kaip pora jūs realiai viską darot kartu, keliaujat, kartu turėti savo gyvenimą, bet jeigu esate pora ir ten nusprendžiat kartu gyventi ar turėti kažką daugiau, tada, žodžiu, ranka už rankos ir jo. Jeigu kalbi, kad viską nori daryti kartu ir everything should be 50-50, bet tu nenori už nieką mokėti, tai what's really the problem? Ar naujieji metai geras laikas ieškoti antrosios pusės? Man atrodo vienareikšmiškai. Jeigu nori kažką gyvenime pakeisti, tai daryk tai per naujus metus. Daugiau žmonių turi reason susitikti per naujaką. Why not? Jeigu taip gaunasi, bet vėlgi specialiai niekada taip nelabai. Bet jo, nauji metai, naujas žmogus. Praeitį palikti praeitį ir naujų žmonės į naują. Ar norėtum nueiti į deitą? Ką parodyti štai? Toks vasėdžiai. Ir tiesiog, noriu namo. Bet galiausiai aš pasakiau, kad ne mano, aš nejaučiu su ją tokio, ryšio, aš nejaučiu tos energetikos iš ją. Labai daug kas skiriasi. Per daug. Aš ieškau žmogaus, kuris yra labai brandus. Tas brandumas jis pasireiškia per tavo iškalbą. To aš tave nepastebėjau. Aš nejaučiu iš tavęs emocinės brandos. Jo, o iš tavęs jis tipo spindi. Ir kažkaip nesu mano humoro jausmų kažkaip. Aš esu rimtesnis, aš gal taip savivardžiu. Jo, plodas aš galiu būti toks, visiškai chill, bet jeigu mes kalbame apie santykius, apie kažką tokio, rimto, tai... Kalba apie maturity ir apie plotus tam pačiam sakiniai. Trūko iš tavęs aiškumo, bandai per kažkokius kalnus lips, kad paaiškint labai paprastą konceptą, per daug susireikšminimas. Sau iškelia problemą ir paskui pats eina prieš save. Visanu, aš šiaip santykiuose matau lygybę. Nuo senųjų laikų yra priimta, kad vyras turi būti lyderis ir jis ten turi pirkti, ir jis ten turi vedžioti, žodžiu, visur jis pirmas. Iš dalies gal teisinga, ne? Merginom tai patinka, bet santykiuose po biškį, daugumai bent jau, ne? Įsivyrauja ta lygybė. O kai mergina nori, kad tai kažką pirktum nuolat, kad tu ant jos leistum visas savo šaibas. Pacanas turi daugiau attitude negu centrinės mielkos. I'm sorry. Kas čia vyksta? Nežinau. Šiaip labai nusivyliau, biškį liūdna, nes kažkaip tikėjaus žmogaus, kuris labiau subrendęs būtų, biškį mane orientuotųsi, ne? Jaujausios ex-minučių mano gyvenime. Pacanas yra viskas, kas man yra gėda apie šiuolaikinius laikus. Stilius, pats savo priešingas, tiesiog konkrečiai. Galbūt aš pasirinkau ne tą žmogų, gal vis tik kitaip. Išsinešiau tą dalyką, kad tiesiog dabar suprantu, kokio tipo žmonės sunkiau man yra prisijaukinti. Aš nežinau, I can only be honest. Negaliu sakyti, kad nesitikėjau. Savo palinkėčiau nebijot bandyti, nes bandyt yra normalu, klyst yra dar normalu. Aš džiaugiuosi, tai kitais metais aš linkiu savo daugiau ir nebijot kažkaip eiti tą santykį. Net kai yra labai sunku savį atsiprašau.